Nu, čia tvarkingiausias butas, kuriame esu buvęs. Kas čia siūlai kažkokie, vynuogių kekės, gal čia galvelės, musiukai, hujukai, dulkės. Čia skilų siena. Paslaptis? Durys ir tos ahuienos. Relaks. Kaip? Čia kažkaip šviežiai numyšta. Grindys sulaužytos. Šuniui nelinkėčiau gyventi. Zindobri Matulio kanalo žiūrovai, su naujais metais, 2026 metai. Palinkėjimas jums, nauji metai, nauji ratai, nauji metai, naujos chatos. O šiandien sveikinusi su jumis iš Lenkijos sostinės Varšuvos. Pagalvoju, kad Matulis International į tarptautinius vandenis gali išplaukti. Ir iškart už manęs matosi labai gražios durys. Net baisu liest. Atsivežiau pirštinės, esu su antbačiais. Šį kartą nepamiršau ir ultravioletiniais lempos. Tai apžiūrėsim šitą butelį nuožmiai, nuožulniai, nuodugniai, kokybiškai ir visaip kitaip. Neįtikėtina yra tas, kad galėsim sulyginti su nuotraukom. Ta prasme, geros tikrai buto nuotraukos, galiu pažadėti iš karto. O pats butas didelis, 2 kambarių butas. Čia turime miegamąjį. Ar čia turime miegamąjį? Ar čia ir svetainė? Nu, nes akivaizdžiai čia ne svetainė. Aš nežinau. Televizorius dažniausiai būna svetainiai. Bet čia ir valgomasis. Virtuvė iš karto. Čia daugiau kambarių nei reikia, hebra. Galime pamatyti vaizdą pro langą. Nuostabu. Ai, čia L dydžio. Aš galvoju, kad dar M dydžio pirštinės. Man reikia XL-inių pirštinių. Man šiek tiek spaudžia šitos pirštinės pirštus, bet geriau būti su pirštinėm nei be pirštinių. Nes, nu, butas nėra švarus, žinokit. Aš jums iškart sakau, nėra švarus. Aš pirmas įspūdis, nu, nešvaru. Lubos tokios ir pajuodę, grindys. Žinau, čia ir parketas, ir plytelės. Ir aš iškart jie susidėjau antbačius. O čia jau prišnekšta, čia nevalyta, čia šūdai visur. Ana, purvas. Kur be pažiūrėsi, ten purvas. Aplinkui yra šūdinos grindys. Kas čia siūlai kažkokie, vynuogių kekės, gal čia galvelės, musiukai, hujukai, dulkės. Durys. Ir tos įėjimų. Ir tos jau bandytos išlaužti. Čia irgi kažkas peiliu ar kuo čia dūriai. Spynos 3, o raktas 1. Viskas. Nei pakabuko kažkokio, nei nieko. Tiesiog raktas. Pames galiu labai lengvai. Dėl to reikia raktą laikyti duryse, kad nepamestume. Nežinau, ar veikia šitas. Hello, motherfucker. Nėra ko garso. Ko gero neveikia. Arba gali paskambyti, bet dažniausiai visada būna, jeigu paimi ir būna tas... čia nieko nėra. Aišku, prie tvarkos ir aš pats neprisidedu per daug, nes šį savo daiktus jau įsimėčiau, bet dabar galim patraukti ir apžiūrėti virtuvę, nes virtuvė iškart įėjus yra. Tai kas iš karto yra? Kaitlentė. Kaitlentė akivaizdžiai skilus, trūkus, maža, purvina, galo ne... O, aptiškimo dėmės, iki galo nenuvalyta. O čia, ar čia nagas? Fuck, jo. Čia nagas? Mikrobangė. Brother, what's that? Nu jo. Ir smirda kažkuo. Aš suprantu, kad gal po kiekvieno kliento nevalysi jos, bet kažkada reiktų įsivalyti. Ar nusilupė, ar čia pelėsis dedasi? Čia gal nusilupė. Dažai. Tai čia po mikrobangę galima netikrinti, žinau, kad čia iš vis bus baisu. Virdulys, nu, senas. Pjaustymų lentelį. Irgi jau senoka, bet vis kažkas. Čia skilų siena. Ne, skylė. Normaliai? Trupinių. Šitas ir... Šis lūžęs. Ar aš galiu sutvarkyti? Pakėliau būtų vertę, man atrodo, su sutvarkymu. Čia prikritę ir arbatos. Ir cukraus. Makaronų kažkas palikė. Druskos. Būtų vertė nukrito žemyn. Iki tos pačios, kurios buvo. Tada turime indus. Pudelio vidus, va tarkim. Dubinėlio kraštas būtų va toksai, va. Sulipę, viduj. Trupiniai. Ne, aš net negaliu nesikeikti. Kažkaip per kvapas dažuo į burną lipo. Roškina žiauriai, neina kalbėti purvinos lėkštės. Ir bet kurią lėkštę, kurią paimsiu, nupurvina dėmės. Ait. Dugnas ir tas net purvinas, neįsivaizduoju, kaip tai padaryti. Turim keptuvę. Ar domina mus jinai? Nu ką, žinau, surūdyjusiu. Taip pat dar čia turim pelėsio. Galimai. O gal ne pelėsis čia gal. Nu, čia gal pelėsis. Bet toks... Nei pelėsis, nei... Ne. Bet čia gal dėl to man sunku kalbėti. Aš vandens neatsinešęs, dar reikia šiek tiek, kad kalbėdavau. Aš tikrai čia iš krano tikrai negersiu. Nenoriu rizikuoti.
Ir vokų irgi nekepsiu toj surūdijusio keptuvėje, ką. Ir čia turim galbūt nesurūdijusią keptuvę. Ne, bet purvina. Aliejos dėmės. Puodai purvini. Indai visi nešvarūs. Bet yra. Tai nežinau, ar čia gerai ar blogai. Jie yra, bet ar gerai ar ne? Nežinau. Taip pat, ką turime čia. Su visa kriauklė jau čia traukiu. Tai čia neatsidaro. Šiukšlių dėžė. Šiukšlis išnešta, bet čia viskas išlaužyta viduje. Nulūžęs ir šiukšlių dėžės laikiklis ir šiaip čia išlaužyta, iškapota iš... Žiūrėk, cigarečių pakelis. Aš paimsiu ištę. Tuškės Winstonas Super Laimas. Bet aš jį padėsiu atgal. Nes aš į šiukšlinę tai tikrai jau nedėsiu. Bet tai čia gal kažkas bute rūkė? Na, čia nieko daugiau naujo nėra, nieko aš nepasakysiu. O, turim įrankių skyrių. Purvina kaip visur, bet dar ne taip baisiai. Aišku, peilis neplautas. Detalė lūžus kažkokia. Purvo. O, prilipė, na čia. Jo. Geras. Paslaptis. Užklijuota. O čia jau net veržiasi paslaptis. Žiūrėkit, durys net neužsidaro. Tu juokauji. What the fuck? Čia viskas, kas rasta ir sukrauta. Eik, nafik, tikrai. Kiek čia prikaupta rankšluosčių, patalinių, maišiukas, kibira. What the fuck, čia nehigieniška, tai baisiai. Dulkės visur. Nustebina Varšuva, kol kas stebina. What the fuck. Net nejauku. Atrodo, už tų patalų kažkas yra. Gal kelkimės iki tualeto nepažiūrėti, kas gero. Kvapas tokio bendrabučio, nežinau, nors nebuvęs. O karšta čia. O duše gal kažkas stovi, kad užsidarė. Šitaip karšta. Bet bent popieriaus yra, džiovintuvas. Nu kažkokia pliusas, žinai. Šiukšlių maišas, skudirėlis dulkėtas. Skalbimo mašina. Akivaizdžiai sulūžus. Čia kaip dušna. Faina. Tai, va taip turi skersai plauti, nes kojos net netelpa. Taip neplau. Va taip va turi plauti šon. Bet dar čia, žinai. Dar galima. Muilinė akivaizdžiai tuščia. Net neužsisuka. O tai gal paliko bent jau dušo želiais ir šampūno? Galiu parodyti. Nieko nėra. Plaukų kažkokių ilgų. Šiek popierius nunaudotas. Dangčio nėra. Gerai, kad bent jau ne ant pačio klozeto reikia sėsti. Ai, čia jisai toks, ne? Sulūžęs. Eina, nesurenku žodžių. Durys ir tos achuienos. Apie sienas net nėra kalbos. Viskas, kas gali būti, yra išmonzuota, išpurvinta. Einam į miegamąjį numeris 2. Ar numeris 1, ar čia tiesiog vaikų kambarys. Relax. Kaip relaksuoti šitam kambarį? Turim šviesą, turim for stuff only daiktų. Tilko dla personalų. Nu ir rusiškai parašyta. Bet jie neužrakinta. Patikrinsim, kas čia neužsidaro. Apačia išlaužyta. Šluotelė pilna dulkių. Pusė veidrodžio skilusio viduje. O, veidrodis atremtas. Nenoriu net liesti, kad neslaužyčiau. Pakabai 3. Čia turim prailgintoje. Pagalvė nepilkta. Čia dar gal pagalvė. Apvalkalai. Užtiesalai labai gražiai slankstyti. Žodžiu, čia stafo daiktai. Tai mes jų net liesti ir negalim iš tikrųjų patys. Čia aš gal nusikaltimą darau, kad aš jums rodau juos. Bet dar čia galim pažiūrėti. O, vaikinė. Lygintuvas. O tai lygintuvo aš negalėčiau naudot? Galėčiau, jaučiu, net negalėčiau naudot. Šitos durys irgi labai faina. Na ir miegamasis. Pledau tai viršų dėdučių savo. Lova ir ta net. Čiužinys net tas net neapvilktas. Čia gal sakau reikia, žinai ką? Čia gal reikės. O, tai kad čia net švies nereikia, čia sutap sumyšta. Tiesiog apmyšta. Ona, primyšta, numyžiota, bet taisim pašvies labiau. Kas čia? Kas čia yra? Čia neatsidaro. Mane tai net pykina. O čia kas? Išlupau čia išvis. Lovo žiedalis, lūžus. Po čiužinių dar vien čiužinys. Kas čia per? Užuolaida irgi, nu. Perlenkt ant kabukų, belekur, belekas. Sienos įtraukimas koksai. O, tai ne tik sienos, čia ir grindys sulaužytos. Ten galėvot. Ką liko miegamasis, ne? Ai, svetainiai dar. Stalas, tai
Ne dulkėse nuvalytos nuo tavo, aš nežinau, kada paskutinį kartą čia žmonės buvo, bet ne dulkėse nuvalytos trupiniai. Nu, pilno dulkių, tiesiog dulkės visur, va, plaukai. Dear guest, we are glad to welcome you in our apartment. A reminder of the rules of the house. No smoking, parties and events are not allowed. Taigi čia tik amfa leistis tokiam, bet tai čia daugiau nėra ką veik. Staying in apartment with pets is not allowed. Nu, blogiau čia nebūtų. Nu, ir ačiū Dievui iš tikrųjų. Ne, ačiū Dievui, nu, čia net šunių nelinkėčiau gyventi. Iki kada reikia įsičekauti. Halby Service Apartments. Halby Service. Kas čia? Jo, išeis įlaminuotas? Wall Street'o Vilko knyga čia. Vols Wiedenski na Wall Street. Lokys. Jo, Marko Šauzeno, bet Lokys nupiešta. Čia kas? Ei! Kam? Nu, vis tiek matosi bažnyčia, ne? Tai aš jums žiūrovai rodo šitą bažnyčią tik dėl to, kad galėčiau parodyti nuotrauką. Nes aš žiūrėjau apartamento nuotraukas ir jie įkėlė tą tiesiog bažnyčios nuotrauką kaip būtų. Tai aš galvoju, ar iš viso mes tą bažnyčią pamatysim, bet jinai yra. Tai gerai, bent tiek. Na ir miegamasis. Grindys kokio juodumo. O čia purvas. Kas ne, čia nepurvas. Čia ir degintos, ir piltos, ir nušnerkštos. Lova akivaizdžiai lūžus ties va šitą vietą va. Bet bent jau patalai vilkti, miegot galim. Nu, čia tvarkingiausias butas, kuriame esu buvęs. O ne? Čia kažkaip šviežiai numyšta. Tai ta patalynė kokio senumo. Sofa sulaužyta ir ta pati purvina. Reikia ultravioleto. Čia gal dulkės kažkokios, čia tai tikrai dulkiai. Bet čia nieko kažko, aš vis dar įsivaizduoju, kad rasiu kažką įdomaus. Bet aš nieko nerandu tokio įdomaus. Va! Spermos lašai. Lašiukai. Va, dar lašų. Dėmė čia ta. Na, iš toli geriau. Matos ir be šito. Blema, negi čia nieko nerasim. Va. Yra dėmė. Va, apvada šią eina. Bet jau čia švieso eina ir taip matosi, ne? Myžaliniais va dėmės ribos yra. Va, čia kita. Čia kitos siena riba. Kokio nai dydžio? Ana. Galim šviesą jum. Galim šviesą. Aš noriu sužinoti, ar čia matosi švieso šitas ar ne. Na, nematau. Bet purvina. Akivaizdžiai va čia va. Ir čia va ta dėmė, matai va. Čia gali būti kraujo lašai. Va. Čia. Arba gali bet kas būt, bet nu. Bet mes jau pratę prie tokių. O ta dėmė va. Čia dėmė. Primyšta. Neatrodo vertos nuvilkimo. Pirmą kartą turim tvarkingas pagalbės. Tvarkingiausios turbūt iš visų vizitų, kiek yra buvę. Lauk, kaip čia buvo dabar? Geriau nebus šiaip iš tikrųjų, kad ir ką aš be padarysiu, bet kaip iš viso kyla ranka. Tikrai, atsiprašau, kad keikias, bet kaip kyla ranka tokį sumautą butą nuomot žmonėm. Kaip? Kas svarbiausia, sienų purvas? Ne, taip nekinant akis, kaip kiti dalykai. Pažiūrim dar kitą lovą. Čia ir taip matos. Ne, čia, nu va, ta dėmė. Bet jinai matos ir šiaip. Jis neveikia, kaip aš norėčiau, kad veiktų. Kaip rodo per CSI Miami. Aišku, per filmus gal ten tik tais taip rodo. Nu, žodžiu. Jis neveikia taip, kaip norėčiau, kad veiktų, kaip per CSI Miami. Bet kraujo dėmes dar kažkas aptinka geriau biškį man. Užaikit. Į purvo vonės. Prispjaudyta šiukšlių pilnas. Ana, krapas kažkoks prilipęs. Kvapo aš tai tokio nėra blogo, kaip buvo garliavoj. Aš dabar užudžiu. Nežiaučiu. Garliavos kvapas nusmogas baisus buvo. Tai buvo žiūrėt gal. Kad buvo baisu. Šaldiklis. Kodėl jis geltonas čia? Čia ledas. Prišalęs. Jasna. Keliaukim prie atsiliepimų. Šiaip žinai, žiūrovė, aš tau pasakysiu, mes dar nepatestavom teliko, bet pasiliekam po atsiliepimų teliko testavimą. Nes visas nušnekštas, apspjautas. Irgi ne kažką. Nors ir telikas čia geriausiai atrodantis daiktas visam.
Net nedrįščiau vadinti to būtu. Landiniai iš to. Šito viso landiniai yra geriausias dalykas ir televizorius. Keista, kad niekas nepavogė iš čia. Man labai nepatiko būtas. Po tos nakties mane pykino dėl šildymo trūkumo ir neužsidarančių balkonų durų. Tualete nebuvo avilių, o langas buvo išdaužtas. Kas yra avilys? Čia iš lenkų kalbos, aišku, aš verčiu ir nežinau. Lenkiškai kitaip skambėtų, nes nepamirškime, kad esame Lenkijoje. Tai turbūt tualeto stiklas buvo išdaužtas, aš taip įsivaizduoju, nes čia nelabai ką išdauši. Ruletą ir tie nuvokti virš manęs, net įstraukti negalima langų. Žiauru. Lovos lentos krito, todėl iškritau iš lovos. Sofa buvo purvina ir dvokė, o vonia buvo grybelis. Kaimynai visą naktį grojo muziką, todėl negalėjau užmigti ir pavėlavau į traukinį. Nebuvo jokių tualeto reikmenų. Sunki, trumpa antklodė, keli rankšluošiai, o grindys girgždėjo. Labai rekomenduoju. Prie linksmos šypsenėlės, tai čia tipo kaip ir teigiamas dalykas, ką atrado čia. Vienintelis vertas dėmesio dalykas yra buto vieta ir patogumas ten nuvykti. Antras. Virtuvės reikmenys ir stiklinės nešvarūs. Lova sugedusi, televizorius neveikia. Rimtai? Aš sakiau, pasiliksim. Tai kaip jis taveiks, kai laido nėra? Televizorius be laido. O didžiai patogumus neturėtų jei šitas dalykas. Nėra laido. Į nieką neįjungti, jis dėl grožio. Tai ne tai, kad neįjungta, bet ir nėra ką įjungti. Tai kabelis televizijos įjungtas. Ai, tai čia puošmena. Rankšluostis senas, sofos negalima įskleisti kaip lovos, nes jie įgrimba. Nu tai turbūt sulūžta įkrenta. Ai, tai šitos negalima sofą net padaryti lovose. Jie atrodo kaip sandėliukas. Jie stato pastatą kitoje gatvės pusėje ir statybų triukšmas dieną yra nepakeliama. Parašai savininkams, jie niekada netrašo. Tai bus laukia vyksta. Galiu patvirtinti šitą dalyką. Sekantis atsiliepimas. Nėra televizoriaus. Techniškai jie yra, bet šiaip nėra. Jei neatsiveži savo maitinimo laido, tai kaip ir nėra to televizoriaus. Jo, sutikčiau. Su Michailu. Neveikia indukciniai kaitlintė. Tai tu net virtuvė negali naudotis. Mes net nepatestavom, net nepagalvojau, kad virtuvė patestuot kaitlintę. Gera idėja, nuo kito karto reikės testuoti tokius dalykus. Nėra rankšluosčių 3 žmonėms, 2 šočiau pasagėdę. Galimai jie netrado tos secret vietos, kur yra visi rankšluosčiai sudėti su kibiru, su dėžėm, su patalinėm, su visko. Čia gali valyti, ką tu nori. Iš vis čia net neverta būti. Sekantis atsiliepimas. Butas buvo labai nešvarios būklės. Spintelės buvo su daugybė defektų. Nuėmus į čiužinių užvalkalus, buvau šokiruota. Čiužiniai buvo labai nešvarūs ir dėmėti. Ir kėlė nuotraukas, realiai kėlė tą patį, ką mes rodėm čia. Kitas atsiliepimas. Prie linksmos šypsenėlės parašyta man niekas nepatiko. Prie liūdnos šypsenėlės parašyta nešvarus butas, nevalytas po ankstesnių nuomininkų. Po lovėmis dulkės ir šiukšlės. Visai neskaltos nešvarios paklodės ir pagalvės, dvokas, neištuštinta šiukšliadėžė, nėra tualeto dangčio, sulūžusios lovos. Mes nesusidūrėm su to, kad šiukšlės rastume. Mes tik cigarečių pakelį radom. Kaip ir ale po praeitų nuomininkų kažkas gal ir sutvarkė šitą butą. Aš nežinau, stuff only daiktų yra, tai gal stuffas sutvarkė šitą butą. Gal dar vieną paskaitykime, nes iš esmės visi rašys tą patį, aš manau. Teigiamas dalykas apie butą būtų toksai. Nuotraukos ir aprašymai gerokai skiriasi nuo to, ką ten radome. Tikriausiai tai darbininkų apgyvendinimo vieta, o gal ir ne. Nešvaru, labai nešvaru, o aplaidumas ilgalaikis. Mikrobangų krosnelį, o dieve, niekada nemačiau tokios nešvarios, o užuolaidos buvo suplyšusios. Nusprendėme nenakvoti ir užsisakėme kitą vietą. Deja, pinigų negrąžinome. Prie liūdnos šypsenėlės, nes turbūt viskas netilpo prie teigiamos. Parašyta, venkite visko. Didelį netvarką ir neveikiantis televizorius tokiomis sąlygomis tai yra smulkus nepatogumai. Nešvarios paklodės spintelėje po kriaukle rado kažkas. Taip pat išdaužtas langas, o už lango didžiulį griuvėsių krūva. Tai čia šitas buvo išmuštas kažkas langas. Arba šitas, arba tas mažiukas. O tu buvo atitraukęs, čia gal šitas išmuštas. Tai trauktų šaltis. Ne, yra langas. Aš jau matau. Jis klijuotas, bandytas suklijuot. Čia easter eggai po easter eggo. Pyzdėts, kaip čia blogai. Aš net nepasakiau, kaip, aš pasakysiu Hebra, kad jūs perspėjat, kaip vadinasi šitą vietą, kai čia nevažiuotumėt. Ir aš net nepasakiau įvertinimų. Įsidėmėkit Hebra. Halby apartment. Šlodna 15 adresas. Atsiminkit, nevažiuokit. Halby service, Halby apartment, įvertinimas yra 5. Nors ir centre, absoliučiam centre, už 2-3 pastatų yra Varšuvos, aš nežinau, kaip jis vadinasi, bet aš vadinu laikrodžiu, tas pats gražiausias centrinis pastatas, kur yra laikrodis, galiu įsikelti į tą bokštą. Ten muziejus kartu viskas. Tai venkit, nes čia yra centras, aš tikiu labai patogu, bet pyzdėts aš niekam nelinkėčiau. Ir net sumos 10 nesakiau, iš tikrųjų, 46 eurai už katastrofą.
Absoliučia katastrofa. Langas išmuštas, paklodės, nušnerkštos, prišiktos po kliauklės stovi. Čia gali vardyti ir vardyti, lovos abidvi sulūžė, yra televizorius neveikia. Tualete, ale pelėsi, kalbėjimo mašinai neatsidaro, indai visi purvini. Šaldytuvas gal geriausias dalykas ir tai purvinas, nes lyg veikia, lyg šaldo. Tai va, kebra, čia sakau, gali vardyti ir vardyti, aš jums kiek parodžiau, tiek parodžiau. Neapsigaukit ant šito pagrindinio dalyko iš tikrųjų. Varšuvos centras, ne, yra įkeltos geros nuotraukos. Ir aš nemalu, jos geros, aš jums parodysiu dabar tas geras nuotraukas. Bet tos nuotraukos yra visiškas skemas. Čia yra catfishingas angliškai vadintus. Čia tiesiog pamatai nuotrauką, o gera nuotraukėlį, naktį neturiu kur apsistosiu čia, atvažiuoju čia pizdiečia. Čia ir pizdiec. Šokam prie nuotraukų ir iš karto manau, va šitą erdvę, kur aš esu, galime mes jums ją uždėti bar ant ekrano. Dabar matot mane čia, ne? Tai aš dar tiesiog demonstruoju, aš jums parodau nuotrauką. Nuotraukėlį ką, liustras yra išjungta, 2 paveiksliukai ant sienos yra, viskas gražiai. Sofa sulankstyta, bet jinai šiai dienai jau nebesuslanksto. Ant sofos kažkaip pledas kokybiškai, meniškai nutriestas, knygos padėtos, pagalvėlės gražiai. Ir kas juokingiausia, šitas staliukas, šalia kurio stoviu, dar yra po jo kilimas ir ant jo stovi vyno butelį su taurėm, su lėkštėm gražiai, meniškai nufotkinta. Atkreipkite dėmesį dar kebra, kad yra užuoldos, mėlynai, ryškios užuoldos, kurios pakabintos ant karnyzo turėtų būti, kurio čia net neturime, iš tikrųjų mes to karnyzo čia neturim. Tai čia gali būti tiesiog per Photoshopą uždėtos užuolaidos netgi. Čia nežinau, ką bandė apgauti, bet tikrai nepavyko apgauti. Sekantį nuotraukėlį. Lova, ane? Įsidėmėkit šitą lovą ir pasižiūrėkit, kokia yra įkelta lova. Nes lova nuotraukoje, tai atrodo tikrai gerai. Stamėlino užuolda, viską. Sekantis kambarys įkeltas yra šito kambario nuotrauka su 4 paveiksliukais. Čia akivaizdžiai vieno jau trūksta. Jau jisai nukritęs, pavogtas, išmestas, nežinau, lova irgi tai atrodo kaip ir dvigulį, ir čiužnys apvilktas nuotraukoje atrodo. Ir kokybiškai gerai atrodo. Čia tai viskas sulaužyta. Čia. Aš net neturiu čia ką komentuoti. Tos nuotraukos tiesiog yra, sakau, didelė viena apgaulė. Virtuvės nuotrauka su šito vazonu, kuris dabar stovi čia, tai virtuvės nuotraukoje dabar galite matyti, kad jisai stovi tiesiog kaip puošmena, aliai jis ten turi stovėti. Tualetas koks keltas ir taip ir atrodo iš tikrųjų, nėra, kad labai įspūdingas tualetas būtų. Jau gan senokai filmavau šito tipo video ir esu baisiai piktas, kad žmonės apgaudinėjo tokią huinę. Tikra ta žodžio prasme huinė. Stiklas suskaldytas, ruleto nėra. Aš vis, iš kurios pusės bežiūrėčiau į kambarį, aš galiu pasakyti, kas blogai, va kurioje pusėje dabar yra. Kai viską apžiūrėjom. Kontento prasme čia yra absolute cinema. Čia yra labai geras dalykas. Visom kitom prasmėm mes turim mūsų pirmą kartą istorijoje rekordininką ir net ne Lietuvoje. Gal galim pasidžiaugti dėl to, kad bent ne Lietuvoje turim tokį rekordininką, nes visi dalykai, ką aš vertinu, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet sudedu ant ekrano, visi 5 kriterijai. Dėl to aš jų nevardinsiu dabar, nes jie visi gauna po vienetą. Finalinis balas ir vienetas jis. Už viską, išskyrus personalą vadinamą, nes aš per bookingą užsisakiau, aš gavau žinutę su visais aprašymais, instrukcijom. Jei kas nesupranta, kaip eiti, jų bėdos. Aš kadangi viską gavau, tai tam personalui, apgyvendinimui, nežinau kaip čia, viršininkui, aš galiu duoti, kad ir 5 balus, bet už visą kitą aš duodu po 0. Čia nieko nesigauna vis tiek. Čia yra trešas. Labai blogai. Nustebino Varšuvėlį iš tikrųjų su tokiu buteliu. Jums leidus, aš iš to buto jau išeisiu. Aš tikrai čia neliksiu miegoti. Ir niekam nesiūlau ir nerekomenduoju čia likti. Geriau pataupykit tuos 46 eurus. 46 eurai šiaip normali suma. Už tokią sumą mes Vilniuje gavom šiek tiek geresnį butą, kiek pamenu. Jeigu sužiūrėjote iki čia, nepamirškit paspausti laiką, paspausti raudoną prenumeruoti mygtuką. Jei pas jūs jis baltas, tai reiškia prenumeruojat. Mažas dalykas, kol dar paprašysiu, nepamirškit komentuoti video. Galite pakomentuoti, gal būtų įdomu kažkokiam kitoje šalyje pamatyti, dar kažkokiam miestelį, nes man tuo pačiu gaunasi, aš jį pakeliaut gausiu, bet ir nufilmuosiu jums kažkokį tai butą iš kitos šalies. Čia mūsų reportažas iš mylimosios Lenkijos sostinės Varšuvos yra baigtas. Ačiū ir iki greito. Ant keturių vėžlys ropoja, ant keturių